Labą dieną, sveikinamės Asitežo vitrinoje. Šiemet 3 dienas pristatome tradiciškai skirtingams amžiaus grupėms Asitežo narių, teatrų vaikams ir jaunimo asociacijos Asitežas narių produkciją. Vakar pristatėme nuo 0 iki 7 metų vaikams. Šiandien pristatome 1-4 klasėms ir rytoj pristatysime 5-12 klasių mokiniams turimą produkciją. Ir turiu dar pasakyti, kad šitą mūsų vitriną remia Vilniaus miesto savivaldybė. Tai Asiteže yra iš viso 36 nariai. Todėl tikrai yra iš ko rinktis, kviečiame domėtis, pasižiūrėti Asitežo asitei.lt puslapyje, kas yra mūsų nariai ir naudotis nuorodomis į jų puslapius, ieškoti tinkamos produkcijos ir taip pat kultūros pase atitinkamai susirasite mūsų spektaklius ir edukacijas. Dar turiu paanonsuoti, šiemet mes turėjome tarptautinį festivalio organizavimą Panevėžyje, ten tikrai buvo daug renginių ir visas Panevėžio miestas susipažino tikrai labai išsamei su Asitežo nariais ir su užsieniečiais, kurie taip pat tarptautiniai Asitežo organizacijai priklauso. Ir ką šiemet dar kviečiame pasidomėti, tai lapkričio 20 dieną vesime seminarą pedagogams, artimiausiu metu bus paskelbta informacija, labai kviečiam prisijungti. Na, o dabar pradėsime nuo Rankų šešėlių teatro Budrugana Lietuva prisistatymo. Taip. Kviečiu Adelina. Taip, tuoj sekundę. Taip, sveiki visi. Taip, tai tikiuosi dalinuosi ekranu. Su jumis sveikinasi Adelina iš Rankų šešėlių teatro Budrugana Lietuva. Tai esame unikalus, vienintelis toks Lietuvoje teatras, kuris už ekrano kuria šešėlius, naudodamas tik mūsų rankas, nenaudodamas jokių iškarpų ar papildomų lėlių. Tai išties labai kviečiame ypatingai pradinių klasių mokinius susipažinti su mūsų teatru. Esame įsikūrę Antakalnyje, Vilniuje, Meno erdvėse Vileišio 18. Tai čia būtent kviečiame mokinius pamokų laiku, dienos metu per kultūros paso programą lankytis mūsų spektakliuose bei edukacijose. Bet svarbu paminėti taip pat, jog mes tikrai labai mielai keliaujam ir aplankom ir kitus miestus, tai iš anksto suderinus tikrai mielai atvykstam, tai tikrai mums rašykit ir mes mielai keliaujam. Na, dabar trumpai apie spektaklius. Tai pirmasis spektaklis, kurį noriu pristatyti, Mikė Pūkuotukas ir kiti, pagal žymaus rašytojo Milno parašytą knygą Pūkuotuko pasaulis ištraukas. Ir šis spektaklis puikiai tinka pradinių klasių mokiniams, nes šiame spektaklyje susipina Rankų šešėlių teatro technika ir draminė vaidyba, kas leidžia išties mokiniams puikiai įsitraukti ir taip interaktyviai praleisti laiką teatre. Taip, kitas spektaklis pagal rašytojos Vaivos Rykštaitės knygą Baisiau už tarakoną. Tai spektaklis tokiu pat pavadinimu. Tai šis žaismingas ir itin šešėliškas spektaklis tikrai nepaliks nei vieno abejingo dabartinio pradinuko, kadangi spektaklio siužetas sukasi apie mums visiems labai gerai pažįstamą ir išgyventą karantino režimą. Tai nors ir karantinas, kaip ir atsimenam, nebuvo pats smagiausias laikas, tačiau spektaklis į tai kviečia pasižiūrėti iš labai gražių ir smagių kampų. Taip, tai taip pat visus šios spektaklius, kuriuos pristatau, jūs tikrai rasite kultūros paso programoje ir kas labai svarbu, būtinai, jeigu nerandate laiko, kada jūs norėtumėte, būtinai susisiekite su mumis ir mes ieškom galimybių ir būtinai suorganizuojame.
Taip, kitas spektaklis, kuris, na, vieni stebuklai jau kalba apie mūsų artėjantį vieną gražiausių metų laikų, tai yra Kalėdas. Ir šis iš tiesų Kalėdų dvasia alsuojantis muzikinis spektaklis, kupinas šešėlių ir gyvos atliekamai muzikos dainelių. Jis gan netipiškai kviečia pažiūrėti į visą kalėdinį stebuklą, nes būtent pasakoja dviejų labai skirtingų sesučių požiūrį į šventes ir tikriausiai kiekvienas žiūrovas salėje ras su kuo susitapatinti ir kaip priimti šį stebuklą. Tai šį spektaklį kviečiame žiūrėti ir mūsų meno erdvėse Vileišio 18, bet lygiai taip pat galima suderinti ir jūsų įstaigoje. Na, o taip pat prie spektaklio tik pridedu, kadangi kalėdinis ir toks, na, šventinis periodas, mes mielai iš anksto suderinus kviečiame ir galima tokią galimybę turėti suderinti su šventišku Kalėdų senelio apsilankymu. Taip, toliau mūsų vienas naujausių spektaklių Bū, tai yra šiurpi komedija visai šeimai, tai mes ją vadiname. Šioje šiurpioje komedijoje susipina ir rankų šešėlių teatro technika su klounados elementais. Tai išties labai dinamiškas, kupinas įvairiausių fizinių, akrobatinių triukų spektaklis, kuris nepalieka abejingų pradinukų. Na, paskutiniai mūsų rodymai buvo tokie, kad mokytojas tiesiog negalėjo patikėti, kaip salėje vaikai įsitraukia ir jie visą spektaklį tiesiog serga už, na, visada gėrio ir blogio kova, žinot, vyksta ir gėris, išduosiu paslaptį, laimi. Taip, ir, na, ir taip pat pristatome ne tik spektaklius, bet ir rankų šešėlių teatro kūrybinės dirbtuves, kurių metu vaikai, na, jau patys tampa dalyviais ir gali savo rankomis išbandyti įvairius personažus. Ir išties, po tokių dirbtuvių vaikai dar kitaip žiūri spektaklius, nes jie jau žino, kad, na, nėra jau ten taip lengva kažką iš tų rankų ir išlankstyti, tai jų būna visai kitoks dėmesys. Tai mus tikrai rasite Kultūros paso programoje, tačiau iškart, irgi pastebėjimas, su kuo susiduriu su šia Kultūros paso programa, jog reikia labai tiksliai įvesti pavadinimą. Tai mūsų yra rankų šešėlių teatro kūrybinės dirbtuvės. Na, va. Tai jei taip nutiktų, ir dar vienas dalykas, mes taip pat organizuojame vaikų teatro studiją, kuri vyksta nuolatos, kiekvieną savaitę, 2 kartus per savaitę susitinkame čia meno erdvėse Vileišio 18 ir jeigu yra norinčių prisijungti, teatrostudija.lt ir visą rugsėjį mes dar labai laukiam naujų narių. Na, o jeigu va čia tikrai labai greitai bandau sutilpti šitą laiką ir pristatyti jums mūsų teatrą, turite klausimų, nerandate mūsų kultūros pase ar norėtumėte pasikviesti savo miestą, tikrai drąsiai mums rašykite įvairiais kanalais. Esame ir Facebook'e labai patogiai, tiesiog rašykit mums Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva ir mes jums mielai viską papasakosim ir su jumis susisieksim. Tai ačiū už dėmesį ir tikiuosi, kad kuo daugiau Lietuvos vaikų susipažins su šiuo unikaliu Rankų šešėlių teatru. Ačiū labai. Ačiū Adelinai, ačiū Rankų šešėlių teatrui Budrugana Lietuva. Kviečiame toliau prisijungti Kauno miesto kamerinį teatrą. Sveiki. Taip. Tikriausiai matosi, ar teisingai? Taip, matom. Gerai. Tai sveikinuosi iš Kauno miesto kamerinio teatro. Esu Erika, edukacinių programų kuratorė ir noriu pristatyti šiandien mūsų siūlomą mažyliams produkciją. Tai pirmiausia, noriu pradėti savo pasakojimą nuo spektaklio apie draugystę, kurį praėjusį savaitgalį pristatėme mūsų teatre kaip premjerą. Ir spektaklis išties sulaukė didelio mažųjų žiūrovų susidomėjimo. Ir labai gražu, kad istorija pristato draugystę tarp dramblio ir pelytės. Ir tai toks puikus simbolinis pavyzdys, kaip tokia keista atrodo draugystė tarp tokių nesuderinamų dviejų draugų, tai dramblio ir pelytės, gali sujungti juos tarsi tiltų, o ne statyti
vienas tarp kito tarsi kokią sieną. Tai tikrai labai kviečiam. Kitas spektaklis, apie kurį noriu papasakoti, tai spektaklis 7 ratai. Man šitas spektaklis asmeniškai yra daugiau toks ritualas, kuriame žiūrovai ne tik stebi, bet taip pat ir dalyvauja kartu su aktoriais, įsitraukia į tarsi tokį apeiginį ritualinį ratą ir susipažįsta tiek su lietuvių liaudies dainomis, tiek su baltiškaisiais simboliais per vizualiką tam tikrą. Kitas spektaklis yra Iš kur aš, tai toks interaktyvus edukacinis spektaklis ir trumpas interviu su spektaklio režisierė Raimonda Kimbraitė, kuri pasakoja apie labai patinka lyriškai pasislėpti kūrimo procesą. Po gamtos vaizdiniais, tai gandras atnešė, tai iš kopūsto lyriškai vaikas išlindo ir nežinom, kaip pradėti kalbėti su to vaiku. Atrodo, kad tai yra tabu. Tai labai gera pradžia ateiti, atiduoti šitą rūpestį į mūsų rankas, kurie nagrinėjom ir išdrįsom tai daryti. Ir po to su vaiku namie grįžus pasikalbėti ir giliau, kokie klausimai jiem kilo. Mes pasirinkom interaktyvų principą ir vaikai yra jungiami į pasakojimą, jie lyg ir keliauja tą visą kelionę pažinimo. Intimesni dalykai yra perteikimi per šešėlių teatrą. Čia mums labai padeda Budrugana Lietuva artistai, aktoriai Eglė ir Martynas. Tai subtiliai, intymios temos subtiliai per šešėlius, o visos kelionės, panašiai vaikai jungiami ir patys. Na štai, ačiū Raimondai, nors jos čia ir nėra su mumis, bet įrašą matėm. Kitas spektaklis Dingęs kompasas, dar vienas Eglės Kižaitės spektaklis pristatomas mūsų teatre. Tai gal taip trumpai, tai spektaklis apie emocijas ir jų pažinimą ir taip pat apie vidinį kompasą, kurį kiekvienas turim ir kuriuo reikėtų vadovautis gyvenant šiame pasaulyje. Ir dar vienas mūsų spektaklis Milžinas Mažylis, Eglės Kižaitės taip pat režisuotas. Jame pristatoma Milžino Mažylio istorija, jo kelionė po Lietuvą ir tokiu būdu žiūrovai gali susipažinti su Lietuvos kultūriniu bei gamtiniu paveldu ir įvairiais mintais, padavimais, istorijomis, objektais. Tai baigiau savo pristatymą ir kviečiu visus, kurie norėtų pamatyti Kauno miesto kamerinio teatro spektaklius skirtus pradinių klasių moksleiviams, susisiekti nurodytais kontaktais su manimi. Visus spektaklius galima įsigyti, bilietus į spektaklius galima įsigyti naudojantis kultūros paso programa, taip pat tais tradiciniais būdais kasoje arba perkant internetinėje svetainėje. Ir dėl specialių kažkokių užsakymų, kuriuos norėtumėte, kad atvežtume, pavyzdžiui, į jūsų miestą, tai taip pat kviesčiau kreiptis asmeniškai, kad galėtume susiderinti detalės. Tai ačiū dar kartą ir viso geriausio. Ačiū Erika, ačiū Kauno miesto kameriniam teatrui. Ir toliau kviečiu prisistatyti Klounų teatro studiją Du liūdų iš Klaipėdos. Labą dieną. Esu Kamilė Kondrataitė, viena iš Klounų teatro studijos Du liūdų įkūrėjų, režisierė ir aktorė. Ir norėčiau pristatyti du mūsų Klounų teatro studijos spektaklius. Šiame reportaže, nors jų kultūros pase jūs galite rasti ir daugiau, yra daug ir lauko spektaklių.
bet dėl trumpo laiko pristatysiu du. Tai pirmasis bus Mažasis karalius gruodis arba Paslaptingas Renė Magrito pasaulis. Toks ilgas pavadinimas. Prašyčiau pasidalinti video anonsu. Ačiū. Taigi toks ilgas pavadinimas Mažasis karalius gruodis pagal Alekso Hakės pasaką, o Paslaptingas Renė Magrito pasaulis, nes šiame spektaklėje tarsi susiduria du pasauliai - vaikystės ir suaugusio žmogaus pasaulis. Spektaklis yra praturtintas Renė Magrito vizualika, jo piešiniais. Spektaklyje galite pamatyti 16 reprodukcijų Renė Magrito. Ir mes tiesiog kviečiame vaikus mąstyti, kas yra tikra, kas yra realu, o kas yra fantazija ir kam reikalinga ta fantazija. Daug stebuklo spektaklyje, netikėtų triukų. Tikrai kviečiu susipažinti ir patirti šitą nuostabią kelionę į tokį vaikystės fantazijų šalį, su vaikais kartu ir pajausti tą vaikišką pasaulį, kai jie dar ne iki galo viską supranta, kaip yra tame realiame gyvenime, o mes kartais suaugę nesuprantame, koks nuostabus ir gražus tas vaiko pasaulis, kurį jisai po biškį tik tai atradinėja. Šitą spektaklį jūs galite užsisakyti į savo mokyklos įstaigą, tiesiog susisiekę su mumis. Geriausiai būtų per Facebooką, rasite Klounų teatro studiją Dalidu. Taipogi kalėdinių laikotarpių mes įrodysim Palangos kultūros centre. Tai jeigu domintų kalėdinių laikotarpių pamatyti šitą spektaklį, taipogi susisiekite, rezervuokite laikus. Ir antras spektaklį, kurį norėčiau pristatyti, bus Kalėdų giesmė. Prašau, pasidalinkite video anonsu. Ačiū. Taigi šitą spektaklį rekomenduotumėm 3-4 klasių mokiniam. Jis yra kalėdinis. Jis buvo specialiai kurtas kalėdiniam periodui su tikslu sukurti tokį ilgametį kalėdinį gražų spektaklį visai šeimai. Jisai gyvuoja jau daugiau negu 8 metus. Yra sukurtas ir video spektaklis pagal šį spektaklį. Šią paslaugą taipogi galite užsisakyti kultūros pase. Tai nėra paprastas spektaklio įrašas, jisai buvo kurtas kaip video spektaklis, montuotas, filmuotas labai gražioje Viktorijos laikų salėje. Tai irgi puikia edukacija kalėdinė vaikams pažiūrėti ir pakalbėti, kokia iš tikrųjų yra ta kalėdų prasmė, kalėdų šventės prasmė ir iš kur jinai yra kilusi. Spektaklis sukurtas pagal Čarlio Dikensono pasaka, Kalėdų giesmė, tai yra bene pati seniausia kalėdų istorija. Ir remiantis šitą Viktorijos laikų pasaką buvo pasinerta į tokį Viktorijos laikų šiek tiek bauginantį pasaulį, nes, kaip žinote, ten yra išmėkla ir paskui atsiranda 3 dvasios, bet iš tikrųjų vaikams labai patinka, jie tiesiog netgi netenka amo, jos taip užbūrė visas šitas vaizdas, kurį jie mato. Ir antroje spektaklio dalyje yra daug interaktyvo,
nes Kalėdos tai yra toks metas, kada mes žaidžiame, bendraujame ir daug tokio interaktyvo, tiesiog kalėdinių žaidimų susijusių su spektakliu, su publika. Dar paminėsiu, kad naudojama tokia 3 medijos: senovinė medija, šiuolaikinė medija, senovinė tarsi praeitį vaizduojanti, istoriją sekanti, dabartį šiuolaikinė ir tie žaidimai, ateitį, paskui neišduosiu, tokia paslaptis tegu lieka. Šį spektaklį kalėdiniu laikotarpiu jūs galite pamatyti Vilniuje Vileišio 18 meno erdvės, taipogi bus kultūros pase įdėta paslauga. Ir be abejo, galima visą laiką visas mūsų paslaugas susisiekti, kad atvyktumėm į jūsų mokymo įstaigą. Ačiū uždėmesi. Ačiū Kamilė, ačiū Klounų teatro studijai Dalidu ir kviečiu dabar jungtis šokio teatrą Dansema. Birutė. Taip, sveiki. Ačiū Jurga. Tai aš tada irgi galbūt trumpai pristatysiu pradžioje. Mūsų šokio teatras Dansema šiandien, tiksliau vakar, pradėjo jau 18 sezoną. Ir žinoma, kad mes tikriausiai esam žinomi daugiau Lietuvoje kaip spektaklių kūdikiams kūrėjai. Bet žinoma, kad turime spektaklių ir pradinukams. Ir ypatingai džiaugiamės, kad mūsų tie spektakliai virsta tokias kaip ir galimos edukacijos, kur mes kartu esu sukūrusi metodą, kai mes atvažiuojame į mokyklą ir be kažkokių tai išankstinių pasiruošimų su vaikais sukūrėme spektaklį kartu su jais. Atvažiuoja profesionalų šokėjai ir tada tos metodikos dėka vaikai net ir neturėję anksčiau jokios šokio patirties, čia mum jinai yra visiškai nereikalinga, tiesiog vaikai savo judesiu tiek, kiek gali judėti, bet būtent mes juos supažindinam ir su to šiuolaikiniu šokiu, ir su improvizacija ir kaip tas įvairias idėjas išreikšti per judesį. Taigi, tai su tokiais projektais mes taip pat važinėjom po visą Lietuvą ir vakar buvom Zarasuose ir šią savaitę būsime ir Šilalėje, ir Jurbarke, ir dar visų ir neprisimenu, taip kad tikrai mūsų visą repertuarą galite dabartinį rasti mūsų tinklapyje www.dansema.lt. Bet žinoma, kad galite mum irgi rašyti laiškus, skambinti ir pasikviesti pas save į mokyklą ir tikrai mes atvešime tokį kaip ir dvigubą dalyką. Tai bus ir spektaklis, menas, bet tuo pačiu bus ir edukacija. Dar vienas labai svarbus yra dalykas tai, kad mūsų spektakliai yra tinkami ir vaikams su įvairiomis negaliomis. Tiek žiūrėti, tiek dalyvauti. Ir tos negalios gali būti įvairios, sakykime, ir vaikai judantis vežimėliuose dėl, pavyzdžiui, cerebrinio paralyžiaus, arba neuroįvairovę pasižymintis vaikai, kaip su autizmo sindromu, ar su Dauno sindromu, ar šiaip su elgesio sutrikimais, ar dar kokiais nors kitais specialiaisiais poreikiais, nes mes taipogi esame, mūsų ta filosofija tokia, su kuria mes ateiname pas vaikus, yra grįsta pagarba jų sprendimams. Kitaip sakant, mes ateiname be išankstinių tokių nuostatų, kaip tie vaikai turi ten reaguoti ar kažką daryti, o būtent ateinam pirmiausia kartu būti, tada kartu kurti, na ir žinoma, tada jau sukūrus kažką ir tuom jau turimų spektaklių pasidžiaugti. Taigi, tai dabar ir parodysiu jums, ką aš turiu omenyje. Pasižiūrėkime vaizdo įrašą.
šiame spektaklyje netgi dalyvauja ir silpnaregiai, ir aklieji. Kitaip sakant, kad čia įvykdėme tikrai pilną integraciją ir įtraukumą, nes šį spektaklį žiūrėjo, savaip žiūrėjo, sakykime, ir berniukas beveik turintis aklumą, ir su Dauno sindromo mergaitė, ir su autizmu, ir su cerebriniu paralyžiumi taip pat. Taip kad mes tikrai nedarome jokių išskirtinių, neišskiriame vaikų, nepaliekame jų už meno patyrimo ribų. O čia jau, kaip minėjau, kad kartu su vaikais darome pasirodymus, tai čia jau, sakykime, yra, kur kartu dalyvauja ir mokytojai, ir netgi tėvai, apjungiame bendruomenės, kad visi patirtų tą buvimo kartu džiaugsmą ir tikrai niekas neliktų, kaip sakyt, nuošalyje. Šičia matote, vat kaip tik ir buvo šeimų, kurios augina su Dauno sindromo vaikus, toks bendras projektas, kur dalyvavo ir broliukai, ir sesutės, ir mamos, ir visi kartu su Dansemos profesionaliais šokėjais mes vat kartu šokome. Ir vėlgi čia nebuvo jokių repeticijų, mes prieš tai su vaikais apsitarėm, pasikalbėjom apie spektaklio idėjas ir pačią struktūrą, kaip vystosi istorija, ir tada jau kiekvienas improvizavo pagal tai, kaip jie jautė ir matė, kokias idėjas siūlė šokėjai. Taip pat mes vykdome ir mokymus bei seminarus pedagogams, įvairių irgi dalykų, nebūtinai tik šokio ir judesio, tai gali būti įvairių dalykų mokytojai. Šiuo metu netgi kartu su kolegomis ir TUM projekte vykdome taip pat mokymus, kur apie judesio panaudojimą ugdymo procese, šokio panaudojimą, kalbame su įvairių dalykų mokytojais. Tai čia ir tėvam gali būti atskiri seminarai, ir pedagogams gali būti, o gali būti ir kartu bendros veiklos. Taigi, mes šiaip esame įsikūrę Vilniuje, tačiau mus galite pasikviesti į bet kurį Lietuvos kampelį. Taigi, ačiū labai ir iki malonių. Ačiū Birute, ačiū Šokio teatrui Dansema ir kviečiu teatrą Naušūs, tai yra teatrą be batų. Raimondai, prisistatykite. Tai sveiki visi, labai džiaugiuosi galėdamas prisistatyti ir pristatyti savo teatrą. Mūsų teatras vadinasi Naušūs, jau 5 metus, šiais metais švenčiame jubiliejų, kūrėme teatrą vaikams, kūdikiams ir jaunimui. Vedame edukacijas visoje Lietuvoje ir bazuojamės ne tik Vilniuje menų spaustuvoje, bet ir daugiausiai keliaujam po įvairias vietas. Kaip aš mėgstu sakyti, keliaujame į tas vietas, iš kurių žmonės dažniausiai linkia išvažiuoti. Šiandien norėčiau pristatyti jums mūsų naujausią darbą, šokio spektaklį pavadinimu kurio režisierė yra Ieva Jackevičiūtė. Šis spektaklis, kaip ir visi kiti, yra interaktyvus. Tai reiškia, kad mes žiūrovą paliekame ne tik kaip pasyvų stebėtoją, bet ir aktyvų dalyvį, bendrakūrėją. Šitą spektaklį sukūrėm įkvėpti sporto šakų ir meno pagalba sugalvojome, kad norime kalbėti apie konkurencijos temą, kuri yra ganėtinai aktuali šito amžiaus vaikams 1-4 klasių, kadangi jie pradeda lankytis mokykloje ir atsiranda visa vertinimų sistema ir pažymių ir balų ir lyginimasis vienus su kitais. Tai analizuojame pralaimėjimo temą, susitaikymo ir vienas kito palaikymo. Tai dabar parodysiu jums trumpą vaizdo įrašą.
Tai su šiuo spektakliu, kaip ir su visais kitais, keliaujame į įvairias erdves. Spalio 10 dieną būsime Vilniuje, menų spaustuvėje. 1 valandą turime rodymą mokiniams, mokykloms. Jisai yra pigesnis ir prieinamesnis. Klasėms visada mokytojus įsileidžiam nemokamai ir visada turime kelias vietas tiems vaikams, kurie galbūt negali sau leisti įsigyti bilietą, tai visada juos taip pat priemam. Tai labai kviečiu spalio 10 dieną menų spaustuvėje tiek 1 valandą, tiek 7. O jeigu gyvenate Alytuje, tai spalio 15 galite atvykti į Kometa festivalį, ten 1 valandą rodysime šį spektaklį taip pat, kuriame bus gyva muzikinė grupė, tai iš viso yra 5 artistai. Spektaklis linksmas, nuotaikingas, tai labai labai maloniai kviečiu ir ačiū už jūsų šias 5 minutės. Dėkoju, viso gero. Ačiū, Raimondai. Garso nesigirdėjo, kai rodė video, tai pasakysiu, kad tikrai muzika nuostabi ir tam spektaklyje gyvai grojantis muzikantai yra puikus profesionalai ir tikrai labai smagus spektaklis. Toliau kviečiu prisistatyti Panevėžio Lėlių vežimo teatrą. Donata, Taip, jūsų. skaidrės išdidinti. Taip. Pristatau Panevėžio Lėlių vežimo teatrą. Tai mūsų teatras yra unikalus, profesionalus keliaujantis teatras, įkurtas 1986 metais režisieriaus ir lėlininko Antano Markuckio. Mūsų spektakliai tai gyvos jautrios istorijos, pasakojamos istorijos apie tai, kas svarbiausia kiekvienam iš mūsų. Tai mūsų teatras garsėja tradicinėmis vasaros gastrolėmis su vežimu po Lietuvą. Kiekvieną vasarą mūsų teatro kolektyvas keliauja į tradicinės vasaros gastroles po Lietuvos miestelius ir kaimus, kurios trunka kelias savaitės ar netgi mėnesį. Ten mūsų laukia vaikai ilgi naujų, dar nematytų pasakų ir nuotykių. Be to, skubu paminėti, kad kasmet mes renkamės vis kitą maršrutą Lietuvos regioną. Taip pat mes turime festivalį Lėlė gatvėje, jis organizuojamas kas 2 metus, jo metu atgyja miesto erdvės, kuriuose lėlės prabyla. Ši šventė suburia lėlių teatro grupės iš Lietuvos bei kaimyninių šalių, visi nuo mažiausių iki didžiausių kviečiami pasinerti į stebuklingą pasakų pasaulį. Ir šiuo metu mūsų siūlomi spektakliai. Tai vienas iš jų būtų Dėdulės klouno šypsena, tai švelni, jautri, kartais linksma, o kartais ir liūdna istorija apie draugystę, vienatvę ir tikrą rūpestį. Spektaklis rekomenduojamas vaikams nuo 3 metų, bet svarbu paminėti tai, kad mūsų spektakliuose kažką gali atrasti tiek suaugę, tiek patys mažiausi. Ir dabar einame prie kito spektaklio, tai Mažojo automobiliuko nuotykiai. Tai pasakojimas apie kelionę po pasaulį, kuris atrodo milžiniškas, kaip pats esi mažas, kelyje laukia nauji draugai, įvairius netikėtumų ir net šiek tiek pavojų. Tai kelias pilnas atradimų tiek apie pasaulį, tiek apie save. Kitas labai gražus spektaklis, kuriuo džiaugiamės, tai yra Princesės Razdanėlė, tai magiška ir jautri pasaka apie laisvę, drąsą ir savęs paieškas. Karalius ir karalienė labai ilgai laukia savo mažosios princesės, na ir kai jie sulaukia, prasideda gražūs dalykai. Princesės Razdanėlė tai pasaka, kuris skatina būti drąsiems, ieškoti savęs ir drąsiai žengti į pasaulį. Raudonkepuraitė ir džiazas tai klasikinė pasaka, kuris šįkart susidėjo su gyva džiazo muzika ir šiuolaikiniu teatru. Raudonkepuraitė čia ne tik drąsi ir ryški mergaitė, bet ir tikra džiazo mylėtoja, trokštanti laisvės, nuotykių ir naujų pažinčių. Tai ne tik pasaka, bet ir šiuolaikinio teatro šventė, kur tradicija susipina su inovacijomis bei gera nuotaika. Taip pat džiaugiamės spektakliu su sraige aplink pasaulį. Tai švelni lėta kelionė, kuri moko sustoti, pažvelgti ir pajusti aplinką. Ne kiekviena kelionė matuojama tolimais atstumais, kartais svarbiausia, ką patiri čia ir dabar. Tai viena švelniausia ir jautriausia mūsų teatro istorijų skirta nuraminti mažas širdeles ir įkvėpti jų tėvelius. Na ir mūsų vykdomos edukacinės programos, tai viena iš jų būtų aktorius lėlininkas pažinti su lėlių teatro menu. Tai ši edukacija atveria teatro užkulisius ir parodo, kaip gimsta stebuklas nuo pirmos idėjos iki lėlės, kuri gyvai vaidina scenoje, vaikai supažindinami su įvairiomis lėlėmis, pirštininėmis, lazdelinėmis ir šešėlinėmis ir marionetinėmis. Taip pat kartu aptariama, kaip gimsta spektakliai ir ką reiškia būti aktoriumi lėlininku. Na ir edukacinė programa nuo lėlės iki spektaklio. Tai yra puikia galimybė kiekvienam vaikui patirti visus teatro kūrybos žingsnius, būti ir dailininku, ir aktoriumi, ir režisieriumi vienu metu,
kūryba, draugystė ir nauji atradimai, visą tai laukia šioje smagioje edukacijoje. Taigi, kodėl verta rinktis mūsų teatrą? Mūsų pasakojimai šilti, jautrus ir prasmingi. Jie kalba apie draugystę, meilę, šeimą, svajones ir vienatvę. Edukacijose vaikai ne tik kuria ir vaidina, bet ir mokosi valdyti lėles, taip pat patys tampa kūrėjais ir atranda teatro magiją. Taip pat per 40 metų jau užaugo tūkstančiai vaikų su mūsų pasakojimus, o teatras nuolatos aplanko šimtus miestų ir miestelių. Mūsų teatras tai ne vien spektakliai, bet ir gyvos pasakojamos istorijos, kurias kuriame kartu su žiūrovais. Daugiau nei 40 metų patirtis Izraelio lėlių teatrui ir nuolatinis kūrybinis entuziazmas leidžia mums ne tik saugoti tradicijas, bet ir atrasti naujas meno išraiškos formas. Taip pat, ką svarbu paminėti, kad šiuo metu mes intensyviai gastroliuojame, bent jau kai naujųjų metų, tai tikrai kviečiame mus įvairias mokyklas, darželius kviestis mus pas save ir mes galime papasakoti tas labai gražias istorijas ir sukurti gerą nuotaiką bei stebuklus. Tai kviečiame su mumis susisiekti, jeigu kiltų kažkokių klausimų, tai maloniai kviečiame paskambinti ar parašyti mūsų administratoriui Aušrai, kuri maloniai atsakys į visus klausimus. Tai būtų tiek trumpai. Ačiū labai, Donata, ačiū Panevėžio lėlių vežimo teatrui ir kviečiu savo produkciją pristatyti Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Sveiki visi, esu Monika ir šiandien pristatysiu Nacionalinio Kauno dramos teatro 106 sezono spektaklius ir edukacijas 1–4 klasių moksleiviams. Taip. Mūsų teatras savo repertuare 1–4 klasių moksleiviams turi 6 spektaklius. 5 iš jų turi kultūros pasą, 1 dar neturi, bet netrukus apie jį papasakosiu ir manau, kad jis tikrai turės. Ir turime 4 edukacijas. Taigi, apie spektaklius. Tai spektaklis Kiškis pabėgėlis, tai yra linksma ir žaisminga istorija apie emigraciją, gimtųjų namų ilgesį ir draugystę, kurioje aktoriai ne tik vaidina, bet ir bendrauja su žiūrovais. Apie žuvis, ausis ir mamą. Tai muzikinis spektaklis apie senelį, ieškantį laimės ir pasakojantį netikėčiausias istorijas dainomis. Labas lapė. Taip pat muzikinis spektaklis, tai istorija apie berniuką ir lapės draugystę, gimusią iš knygos puslapių ir išaugusi į šviesų, viltingą spektaklį apie artumą. Žydroji paukštė. Nacionalinio Kauno dramos teatro klasika jau. Tai yra alegorinė pasaka apie 2 vaikus, ieškančius laimės, kuri pasirodo visai šalia. Tai reikia išmokti ją pamatyti. Emilė Emilis. Galiu drąsiai sakyti, vienas iš linksmiausių, nuotaikingiausių dramos teatro spektaklių. Tai yra spektaklis apie vaikystės išdaigas, klaidas ir kūrybiškumą. Jis yra įkvėptas Astridos Lindgren herojaus ir aktorių asmeninių patirčių. Ir premjera, apie kurią žadėjau papasakoti, tai yra Alisa Veidrodžio karalystėje. Šią premjerą mes išleisime jau šį savaitgalį, 5., 6. ir 7. dramos teatre. Bilietų dar šiek tiek yra, galite suspėti nusipirkti. Tai yra svaiginanti kelionė per keistą ir spalvingą pasaulį, kur susilieja teatras, cirkas, projekcijos ir fantazija be ribų. Taigi, edukacijos. Mūsų teatro edukacijos yra visos prieinamos kultūros pase. Tai pirmoji yra ekskursija Nacionalinio Kauno dramos teatre. Joje aplankysite visas scenos erdves, nueisite, apžiūrėsite kūrybinės dirbtuves, nuo grimų iki dekoracijų ir sužinosite teatro užkulisių paslaptis ir istoriją. Garso išdaigos teatre supažindins jūs su teatro kompozitoriaus darbu, išgirsite, kaip gimsta spektaklio atmosfera, bei mokinsitės pažinti, kaip garsai kuria nuotaiką. Teatro užkulisiai smalsiems edukacijos metu interaktyviai tyrinėsite, kaip gimsta spektaklis nuo idėjos iki scenos. Taip pat sužinosite apie teatro profesiją, spektaklio kūrimo procesą ir naudosite paslaptingąjį teatro kubą. Ir paskutinė edukacija 1–4 klasių moksleiviams, tai yra personažo kūrimo dirbtuvės, kuriuose žaisdami teatrinius žaidimus, dalyviai kurs savo personažus ir lavins kūrybiškumą, balsą, kūno kalbą ir komandinį darbą.
Bilietų į visus spektaklius liko tikrai jau nebedaug, tačiau netrukus mes paleisime gruodžio repertuarą, vėliau ir sausio ir vasario ir taip toliau. Tai kad apie tai sužinotumėt pirmieji, kada jau tas repertuaras atsiras ir kada galėtumėte užsisakyti mūsų spektaklius, labai rekomenduoju užsiprenumeruoti teatro naujienlaiškį, o tai galite padaryti mūsų internetinėje svetainėje dramosteatras.lt. Ten taip pat sužinosite ir daugiau informacijos apie visus spektaklius. Jeigu reikėtų dar plačiau informacijos arba norėtumėt kažko pasiklausti, pasiteirauti, pasitarti arba tiesiog sužinoti, tai tikrai galite kreiptis šitais kontaktais ir šitais kontaktais taip pat galime atlikti rezervacijas kultūros paso spektakliams. Tai ačiū labai uždėmesi. Ačiū Monika, ačiū Nacionaliniam Kauno dramos teatrui ir dabar kviečiu savo siūlomas edukacijas turbūt ir spektaklius, nežinau, pristatyti Kristiną Savickytę. Sveiki gyvi, dėkoju. Iš tiesų, spėjimas teisingas, pristatysiu edukaciją. Tai dar kartą prisistatau, mano vardas Kristina Savickytė, esu aktorė, reziduoju Vilniuje, bet taip pat kaip didžioji dalis čia prisistatančių keliauju po visą Lietuvą. Jau 20 metų aktyviai veikiu edukacijos lauke ir džiaugiuosi, kad nuo praėjusio rudens esu ir Asitež Lietuva narė ir galiu čia prisistatyti savo veiklas. Taip, tai šiandien pristatysiu, tuoj pasidalinsiu. Pristatysiu edukaciją skirtą pradinių klasių moksleiviams, kuri vadinasi Pažadink eilėraštį. Jinai taip pat prieinama ir per kultūros paso sistemą, tiek galite pasikviesti mane į savo įstaigą ir ne per kultūros paso sistemą. Jau kaip minėjau, galiu atvažiuoti ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje. Pradėti pristatymą edukacijos ir norėjau nuo Ramutės Kučaitės eilėraščio Posmelio, kurį užrašiau: jeigu nori, eik su manim į tamsiai žalią eglyną. Aš žinau, kur po eglės šaknim gyvena nykštukų šeimyna. Ir kas vyksta šioje edukacijoje? Šioje edukacijoje eilėraštis pavirsta veiksmu, pavirsta istorija, kuri yra pasakojama scenoje, ne tik žodžiais, ne tik poetiniu tekstu, tačiau jį pavirsta. Edukacijos metu mes su vaikais kūrėme atmosferą, ieškome personažų, ieškome, kokie čia galėtų būti veiksmai, vaizdiniai, kokios idėjos kūrybinės jiems kyla ir jas įdarbiname. Ir kiekvienos edukacijos pabaigoje tas didysis tikslas yra, kaip ir Birutė, labai džiugu girdėti, kad kažkokia yra susižaukimo ir panašumo, bet didysis tikslas ir yra galbūt su vaikais sukurti spektaklį, tačiau ne visada gal ir pavyksta, kartais užtenka pačiupinėti keletą scenų, pabūti kažkur, kaip šitame eilėrašty miške, kartais eilėraštį atsivežu ir kitą, ir su vaikais patyrinėjame, kokie personažai ten veikia ir kas nuostabaus gali tame miške nutikti. Kiekvienas sykį, kiekvienos edukacijos rezultatas yra skirtingas, pavadinkime spektaklis ar pasirodymas, kurį vaikai džiugiai parodo vieni kitiems, jeigu dirbame grupėmis, o jeigu ne, tai tiesiog sudalyvauja tame veiksme, tame buvime drauge. Skirtas 1-4 klasėms, dalyvių iki 30, tai yra skirtas vienai klasiai, žinoma, jeigu klasė yra truputį daugiau negu 30, kartais būna ir taip, nieko tokio, trukmė 45 minutės ir, kaip sakiau, galite užsakyti per kultūros paso sistemą. Viską parašiau, kad važiuoju į Lietuvą, į bet kurį Lietuvos miestą ir tikrai mėgstu nuvažiuoti ten, kur sako, retai pas mus kas nors atvažiuoja ir kaip iš čia atvažiavot, tai nespjaunu į ne vieną pasiūlymą iš tiesų ir nesididžiuodama važiuoju ten, kur retai užsuka galbūt ir meno, didesnės galbūt meno įstaigos ir džiaugiuosi, kad yra kolegų, kurie taip pat visur važinėja. O Vilniuje, jeigu norit, galite važiuoti jūsų ugdymo įstaigą arba jeigu jūs norite didesnio sceninio patyrimo, tai labai rekomenduoju ir kviečiu šitą edukaciją galiu pravesti ir menų spaustuvėje. Ir kitas dalykas, kurį noriu pristatyti, tai jau yra edukacija ne vaikams, o suaugusiems, tai yra mokytojams, visą savo patirtį darbo su vaikais apibendrinu ir dalinuosi tą patirtimi su įvairiaus amžiaus, atsiprašau, ne amžiaus, įvairaus pobūdžio suaugusiais. Tai mokytojai yra vieni iš jų, esu vedus seminarus ir bibliotekininkams, ir edukatoriams muziejų, ir tėvams.
bet čia, kadangi kalbame su pradinukų mokytojais, tai ir jiems siūlau kūrybinių teatrų metodų taikymas pamokose. Tai yra seminaras skirtas pradinių klasių mokytojams, jo trukmė yra 6 akademinės valandos, o tikslas ir yra ne tik pasidalinti savo patirtimi, tačiau sukurti erdvę, kur mokytojai gali kurti, gali būti spontaniškais, gali patikėti, kad jie gali kurti kartais ir tai yra jiems svarbu, gali dalinti savo patirtimi ir praturtėję išeiti į kasdienės pamokas, žinodami, kaip dar jas gali paįvairinti, įsikvėpę kūrybos, atsipalaidavę, pajutę, kaip kūryba iš tiesų kartais gali ne tik įtempti, bet ir atpalaiduoti. Tai čia dar sudėjau savo kontaktus. Jeigu kam reikėtų, galite susisiekti elektroniniu paštu arba telefonu. Aš mielai atsakysiu jūsų klausimus, mielai pasiderinsiu kalendorių su jumis ir atvažiuosiu. Facebook'e gale ir Instagrame mane galite rasti mano vardu. O aš dėkoju ir linkiu kolegoms smagių pristatymų. Labai ačiū, Kristina. Ir toliau kviečiu prisistatyti stalo teatrą Saulę. Taip, labą dieną. Kaip čia gražiai visi prisistatinėjot, aš vis galvoju, kaip čia man prisiekti jūsų tą jau prisistatymų lygį, pabandysiu. Stalo teatras gyvuoja 21 metai, jau greitai švęsim 21 gimtadienį spalio mėnesį. Galbūt išskirtinis bruožas yra, kad mes kūrėme objektų teatrą. Kas tai yra objektų teatras? Tai yra personažus ir visokias scenos vaizdas, scenografija, kuria įvairūs objektai iš gyvenimo. Netgi galima sakyti, esame labai tvarus teatras, nes dažnai spektakliuose naudojame jau panaudotus objektus, ar kibirus, ar batus, ar žirkles, ar šepečius, kurie netgi mums duoda dar tokio, kaip sakyti, energetiką papildomą, nes kai žinai, kad čia tavo uošvio batai, tai atrodo lyg tai ir padeda vaidinti. Be abejo, tuos batus, žirklės ir visus kitus objektus valdo nuostabūs aktoriai, kuriems yra labai sunku persikūnyti, nes yra ir draminis vaidinimas, ir objektų, kaip ir lėlių vaidinimo būdas, ir reikia staigiai peršokti iš vieno personažo į kitą personažą. Tai tiesiog, kas ten jų galvose vyksta, tai yra labai įdomus ir sudėtingi procesai. Gal, Jurga, paleistum filmą ir aš dar tada kalbėsiu, kad esame mobilus teatras, dažniausiai važiuojame ir prisitaikome ten, kur mus kviečia. Va, garsas yra. Kaip girdite, gyva muzika, dažniausiai spektakliuose naudojame gyvą muzikavimą, kas leidžia, praplečia vaikų akiratį, vaikai pamato, iš kur čia tie garsai gimsta, pamato įvairius instrumentus. Kuriam spektaklius pagal pasakas lietuvių liaudies. Štai Avinėlio kelionė yra sukurtas pagal pradžios knygą, kaip Dievas kūrė pasaulį. Tai kūrėm su tokiu senovišku grafo projektorium šešėlių teatrą. Naudojam vandenį, kruopas ir įvairiausius dalykus. Spektaklis yra daugiasluoksnis, tėvai mato savo liniją, tokia gilesnė ten kaip krikščioniška, o vaikai mato, kaip keliauja avinėlis ir persipina tos visos linijos. O čia štai yra audiovizualinis spektaklis Kelionė į kitą mišką, jau čia 3 tokie grafo projektoriai, 3 ekranai, didelė salė. Taipogi gyvai muzikuoja Jausmė, Elena Stonkutė. Už muziką šiame spektaklyje ji buvo nominuota Auksiniam scenos kryžiui. Spektaklis nagrinėja namų praradimo temą. Tai gan tokia sunki, skaudi tema. Buvo prieš spektaklį, kuriant sukurtos, pravestos 10 dirbtuvių su vaikais, kalbėjome tą sunkią temą ir visi labai išėjo susimąstę. Šis spektaklis yra apie Lietuvos istoriją, istorinius faktus apie Žalgirio mūšį, apie štai matote, prieš tai matėte Žalgirio mūšio planą, apie Mindaugą, štai jo karūnavimas. Žalgirio mūšio dalyvius vaidina begalės kruopų. Taip mes jau norėjom pavaizduoti, kaip atrodo gausybė kareivių.
Ir tas spektaklis yra labai naudingas ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojai sako, kaip jūs čia taip išradingai tiesiog tokius sausus faktus pateikinėjate. Štai Eglė Žalčių karalienė spektaklis, mūsų pirmasis spektaklis, kurį vaidiname ir iki šiol. Spektaklis skirtas įvairaus amžiaus žiūrovams ir yragi ir turbūt įtrauktas į programą tą pasaką Eglė Žalčių karalienė. Čia yra spektaklis pagal Selmos Lagerlöf kūrinį Legenda apie Kalėdų rožę, labai nuostabus kūrinys, autorė yra gavusi Nobelio premiją, labai gera literatūra, naudojame Džoto di Bandonės viduramžių tuos paveikslų kopijas. Ir žodžiu, labai ten visko daug gražaus, o čia štai rodau, kad vedu taipogi dirbtuvės vaikam ir objektų ir šešėlių teatro, o čia mes priėjome prie vieno iš naujausių mūsų spektaklių, įtraukaus spektaklio Ką siūlai. Kaip matote, viskas yra numegzta, susiūta, suvyta iš siūlų ir mes siūlom žiūrovams su tais neurodiversiškais vaikais, su kuriais mes nežinom, kaip bendrauti kartais, kaip jie ten jokias taisyklės galbūt mūsų sudėliotas nepasiduoda, tai siūlom susijungti su jais per siūlus ir jie labai gerai įsitraukia ir pradinių klasių mokiniai, ypač paaugliai. Spektaklis sukurtas naudojant tam tikras metodikas ir dramaturginės, dramaturgija Sandra Bernotaitė ir muzikinės, daug pasikartojimų, daug tokio švelnumo, jokių staigių pokyčių. O čia pats naujausias spektaklis, lauko spektaklis, pagal Linos Itagaki ir Mariaus Marcinkevičiaus knygą Mergaitė su šautuvu. Tik tai pas mus jis vadinasi Mergaitė su šaukštuvu, kadangi čia irgi tokia yra istorija, kad aš vaikystėje būdama su sesė mes šaudydavomės su šaukštais. Ir vat daug spektaklių šiaip yra inspiruota mano iš vaikystės sukurtų ir žiūrovai su ausinėmis klauso tos pagrindinės herojės Magdutės monologo ir dalyvauja žiūrėdami, kaip du aktoriai vaidina net ir bunkerį, vaidina ir viską naudodami puodus. Aš bandžiau skaičiuoti, kiek tų puodų, tai puodų yra apie 60, dubenų yra ten apie 30. Tai žodžiu, mūsų stalo teatras tom ir skiriasi, kad dažniausiai naudojam kažkokius tai gal vienos rūšies objektus, kurie vaikų pasaulyje yra ranka pasiekiami ir aš kiek žinau, pažiūrėję mūsų spektaklius, vaikai grįžta namo ir žaidžia teatrą. Tai va čia mūsų toks yra uždavinys, kad vaikai išėję iš mūsų spektaklių toliau kurtų, naudodami aplinkinius daiktus. Ten buvo kontaktas, bet jisai dingo, tai žodžiu, viskas labai lengva. Stalo teatras @gmail.com. Rašykite, mes prisitaikom, atvažiuojam į visą Lietuvą, turime daug spektaklių kultūros pase, ne visada gal juos reklamuojame, nes, kaip čia žinote, sistema yra, kol nepadarai įvykio, tai jo nereklamuoja. Na, bet stengiamės pasirodyti visų gražumu ir mylime vaikus, tai vat kvieskit, atvešim savo kažkokį tai spektaklį arba edukaciją. Ačiū labai už klausimą. Ačiū Saulė. Ačiū Stalo teatrui. Stalo teatras LT tikrai nesunku bus rasti visus kontaktus. Kviečiu Vilniaus teatrą Lėlė, Rugilė. Jūsų žodis. Taip, sveiki. Tai jums pasijungus skaidrės. Taip. Štai, pavyko pasijungti ir taip pabandysiu daug ką viską susakyti. Laiko nėra tiek daug, atrodo, norėtųsi apie kiekvieną spektaklį po kiekvieną 5 minutės šnekėti. Taip, tai esu iš Vilniaus teatro Lėlė ir turime tikrai daug pasirinkimo mokyklinio amžiaus vaikams.
Pirmokam, ketvirtokam, antrokam, trečiokam, tai visiems naujausias mūsų spektaklis yra Mergaitė su šautuvu. Praeitą savaitgalį turėjome premjerą, tikrai pilna žmonių spėjo ir vaikų buvo klasių irgi atvykę pažiūrėti, tai tikrai svarbi tema, patriotiška ir apie drąsią mergaitę. Tai turime tuomet spektaklį Guliveris nori užaugti, kaip per žaidimus galima šnekėtis ir apie rimtas temas. Ir turime Oskaras ir 3 muškietininkai, netradiciškai šiek tiek perteikti istoriją, bet tikrai labai įdomiai. Ir Karlsonas visiems žinoma istorija, irgi tikrai įdomiai pateikta, bet verta pamatyti, kaip paruošėme. Tuomet turime ir spektaklį Mano Vilnius mano. Rugilė, atsiprašau, skaidrės nejuda visai, išdidinta tik tai pirmoji, tai gal skaidrių pasidalinama pačioj spustelėkit, gal pavyks. Ar dabar jau kažkas pasikeitė? Dabar pasikeitė į antrą skaidrę, tai matom antrą skaidrę. Rugilė, galbūt jūs dalinatės būtent PowerPointu ir tada, kai išsidalinat, gal reikėtų dalintis visų ekranu tada. Gerai, aš iš naujo jungsiu skaidrės, vakar kažkaip viskas veikia. Taip. Taip, ar dabar matosi? Puikiai, dabar gerai. Gerai, ir matosi Vilnius, mūsų vilkas. Taip, Mano Vilnius mano yra apie Vilniaus istoriją ir priminama, kad vaikams dabar, kad atsakingai kurtų tą istoriją ir toliau. Tuomet turime spektaklį Antis, mirtis ir tulpė. Tai labai ypatingas spektaklis, nes kaip papasakoma tiem vaikam, kad gražiai perteikima apie tą mirtį ir kad mirtis nėra tokia baisi. Tikrai ypatingas spektaklis. Kaime nervai 5 apie kalbančius daiktus. Tai kad svarbu išsaugoti daiktus, pažinti savo senelių, tėvų istoriją. Tuomet turime spektaklį Debesis, apie močiutės ir vaiko pašnekesius. Tuomet turime spektaklį Mįslės, kur kviečiami vaikai įsitraukti, atspėti mįslės. Ir evoliucija irgi labai toks įdomesnis spektaklis, vaikai irgi įtraukiami, klausinėjama jų yra ir tikrai įdomiai parodoma ta evoliucija. Ir Kavos malūnėlis irgi apie meilę, sakyčiau, apie daiktų išsaugojimą. Ir tuomet turime ypatingą spektaklį Čipolinas. Jisai rodomas šiltuoju metų laikotarpiu į vasaros pabaigą, kai jau mokslo metai į pabaigą, tikrai kviečiame atvykti pradinukų klases, nes jisai yra rodomas per visas teatro erdves. Vaikai kartu irgi vaikšto, kartu su aktoriais. Tikrai labai nuostabus spektaklis. Ir taip pat turime ir kalėdinius gruodžio mėnesį rodomus spektaklius. Tai kviečiame atvykti į mažą salę Baltos pasakos, kviečiame tik nuo 50 iki 70 vaikų grupių vaikų. Ir Odisėjo karalienė rodoma didžioji salėje, tai telpa ir 235 vaikai, 235 vietos. Tai gali atvykti ir po vieną klasę, bet kviečiame kooperuotis, kad atvyktų, pavyzdžiui, mažą salę bent 2-3 klasės. Ir tuomet turime taip pat ir edukacijų. Tikrai kviečiame atvykti į ekskursiją Gyvulinių muziejų. Labai įdomiai mūsų Rimas Brėžis papasakoja apie
teatro istoriją, įvairių lėlių tipus ir tikrai daug ką galima sužinoti, o tuomet šešėlių teatro edukacijoje vaikai kviečiami patys pasigaminti, pasibandyti vaidinti su šešėlių teatro lėlėm. Kino teatro edukacijoje gaminama yra Miriorama irgi ir tuomet Šėpos teatro irgi gaminame Šėpos teatro lėlės. Tai kviečiame į edukacijas atvykti apie 20 iki 25 vaikų vieną klasę, vieną grupę. Ir vykdome edukacijas ir spektaklius nuo antradienio iki penktadienio, kviečiame atvykti nuo 10 valandos ir vėliau. Ir tikrai lauksiu žinių, jeigu kažkas susidomėjo. Ir plačiau galėsiu papasakoti apie kiekvieną spektaklį ir tikrai surasime kažką laisvo laiko mūsų tvarkaraštyje, nors jisai yra pilnas ir gastrolių. Taip pat prisiminiau apie kultūros pasą irgi paminėti, kad jeigu iš kitų miestų kartais nepavyks atvykti į kitus miestus, tai kviečiu pasinaudoti nuotoliniu paslaugą. Kultūros pase turime ir spektaklius, kur galima nuotoliniu būdu pasižiūrėti. Dauguma spektaklių tikrai yra. Ir jeigu kažkokių kiltų klausimų, galite rašyti, skambinti. Tikrai atsakysiu. Tai va, kol tiek. Ačiū, Rugilė. Labai ačiū Rugilė ir Vilniaus teatrui Lėlė. Na, o dabar kviečiu savo spektaklius ir edukacijas pristatyti Kelmės mažąjį teatrą. Tai aš esu Sandra Zakarienė ir šiuo metu vadovauju Kelmės mažajam teatrui. Esu ir aktorė, ir teatro pedagogė, ir kartais režisierė. Kelmės mažajam teatrui, kaip profesionaliam teatrui, yra jau 19 metų ir šiandien noriu pristatyti mūsų pasiūlymus. Tai pirmą norėčiau pristatyti edukaciją. Tai yra teatro edukacija, kuri vykdoma pas mus, kurios tikslas yra supažindinti mokinius su teatro scenos užkulisiais, teatro struktūra, elgesio teatre taisyklėmis ir dalyviai susipažįsta su žiūrovams nematoma puse. Taip pat įgauna papildomų žinių apie teatro veiklą, apie mažojo teatro ir Lietuvos teatro istorijos pradmenis. Taip pat su užkulisių aplinka susipažįsta, turi galimybę susipažinti su teatro šviesų ir garso operatoriaus veikla, prisiliesti prie pulto ir nusistatyti savo spalvas ateinantiem žaidimam, kur yra antroji edukacijos dalis, kada mokiniai gali susipažinti su improvizaciniais žaidimais, kurie taikomi aktoriams apšilti. Šita edukacija yra vykdoma mūsų teatre pritaikyta, bet jeigu norėtumėt teatro judesio dirbtuvių, mes mielai atvykstame visur, kur tik kviečia. Kitas Kelmės mažojo teatro spektaklis, kurį noriu pristatyti, yra pagal Vinco Pietario pasaką spektaklis Vilko ir lapės draugystė, režisierius Romanas Dudnikas. Ir šitas spektaklis, jame susipina klasikinis teatras su šešėlių teatru, įterpiama lietuviško folkloro elementų, kur kalbama apie tai, kad vaikai nuo ankstyvo amžiaus susiduria su socialiniais iššūkiais, draugystės kūrimu, pasitikėjimo klausimais, manipuliacijomis ar atstumimu. Ir šis spektaklis kaip tik aktualizuoja šias temas per pasakos siužetą, kuris leidžia saugiai ir suprantamai kalbėtis apie sudėtingas situacijas. Be to, šis spektaklis yra kaip kultūrinė edukacija, kuri supažindina su lietuvių literatūros paveldu, ugdo vertybinį sąmoningumą, skatina socialinį ir emocinį raštingumą. Spektaklis yra pritaikytas specialiai 1-4 klasių mokiniams, tiek turiniu, tiek savo formą.
Ir šitas pasakos siužetas pateiktas aiškiai, trumpomis scenomis, su pasikartojimais ir humoro elementais, kad būtų lengvai suprantamas ir įsimintinas. Ir tokie veikėjai kaip lapė ir vilkas yra archetipiniai, todėl vaikams nesunku atpažinti jų savybės, vertinti elgesį ir daryti išvadas. Šis spektaklis puikiai tinka ir kalėdiniam laikotarpiui. Atėję į mūsų puslapį kelmesteatras.lt ir tiek Facebook'e galite pamatyti ir nuotraukų, ir video medžiagų, kaip tai atrodo. Ir dar vienas spektaklis, kurį labai norėčiau pristatyti, yra monospektaklis Žinutė arba Nelabai baisi istorija, Kotrynos Zylės knygos Siela sumuštinių dėžutėje motyvais. Šį spektaklį režisavo ir pastatė mūsų teatro režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Ir šis spektaklis, remiantis Siela sumuštinių dėžutėje, knyga per vaidmenį vaikams atskleidžia lietuvių mitologijos išskirtinumus bei reikalingumą. Ir šis spektaklis atskleidžia, kad lietuvių mitologija gali būti įdomi ir netgi šiuolaikiška. Spektaklyje paliečiamos vienišumo jausmo, artimųjų netekties, atjautos kitiems temos. Tai aktualu ir vyresnio amžiaus žmonėms, todėl šis spektaklis rekomenduojamas net visai šeimai. O spektaklio siužetas pasakoja mergaitės šeimos istoriją, kurioje sutelpa daug juoko, ašarų, gedulo bei laimingų akimirkų. Per mergaitės pasakojimo prizmę monospektaklis kalba apie papročių, mitologijos svarbą bei neišvengiamus gyvenimo ciklus. Spektaklis skatina vaikų susidomėjimą lietuvių mitologija bei mitų pasakojimo tradicijų išsaugojimu, todėl atlieka ne tik pramoginę, bet ir edukacinę funkciją. Ir visi šie spektakliai ir edukacijos yra pasiekiami per Kultūros pasą programą. Galite mus kviesti, susiderinus atvykstame į norimą įstaigą. Kaip ir minėjau dar kartą, mus galite pasiekti, rasti kelmesteatras.lt arba Facebook svetainėse Kelmės mažasis teatras ir taip pat Instagrame. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū Kelmės mažajam teatrui ir kviečiame dabar prisistatyti menų spaustuvę. Rūta. Aha, čia jau. Jau. Ne, turiu omeny to jau. Na. Bandysim dalintis. Sekundę. Gerai, ar matote? Taip, matome. Pabandom iš karto sekančią parodyti, kad žinotume, kad keičiasi. Keičiasi, puiku labai. Gerai. Tai sveiki visi, esu Rūta ir norėčiau pristatyti edukacijas, kurios vyksta menų spaustuvėje ir yra nuo ikimokyklinio ugdymo iki dirbtuvių ir scenos menų profesionalams. Tai visų pirma, edukacijas menų spaustuvėje turbūt būtų galima skaidyti į dvi dalis, tai yra vienkartinės edukacijos ir tęstinės edukacijos. Tai iš vienkartinių turbūt panašiai kaip ir kitos čia pristačiusios organizacijos, dažniausiai per Kultūros pasą, tačiau nebūtinai galime ir tiesiogiai mokykloms teikiame vienkartinės edukacijas su pas mus kuriančiais scenos menų profesionalais. Tai turime teatro dirbtuvės su aktoriais, režisūros dirbtuvės, dirbtuvės su kompozitoriais, šokio, cirko dirbtuvės. Tai čia yra mūsų vienkartinės edukacijos, kur kviečiame mokyklas ateiti ir susipažinti su scenos menais, tačiau taip pat turime ir tęstinės programas. Tai viena yra Šiuolaikinio cirko mokykla, atsidariusi praeitą spalio mėnesį, dabar jau turėsime antrąjį sezoną. Tai yra pirmoji Šiuolaikinio cirko mokykla Lietuvoje, kuri buvo atidaryta Teatrono iš pradžių Kaune, tačiau per COVID jie užsidarė ir tada mes nusprendėme bendradarbiauti su Teatronu ir atidaryti ją menų spaustuvėje. Tai norintiems išsibandyti šiuolaikinį cirką, bet jeigu dar yra šiek tiek nedrąsu ar neaišku ir nesinori įsipareigot būreliui, rugsėjo 24 dieną turime nemokamas atviras duris, kur kviečiame vaikus nuo 7 iki 12 metų atkeliauti ir išsibandyti šiuolaikinį cirką. Daugiau informacijos yra pas mus svetainėje. Taip pat
Turime jaunojo kritiko programą gimnazistams, kurie domisi šiuolaikiniais scenos menais. Ir šitoje vietoje galbūt norėčiau ir čia pristačiusias organizacijas pakviesti bendradarbiauti, kadangi ši programa yra jaunimui, kuris domisi šiuolaikiniais scenos menais ir susipažįsta su įvairiais scenos menų profesionalais, eina į spektaklius. Tai pavyzdžiui, turi dirbtuvės su apšvietėjais, kompozitoriais, režisieriais. Taip pat yra vedami mentorių, tai mes labai džiaugiamės, kada galime susipažinti su kokiais scenos menų profesionalais ir iš jų išgirsti pasidalinimą žiniomis arba nukeliauti į spektaklį ir susitikti su tenai kuriančiais kūrėjais. Ir taip pat ši programa yra nuo 23 metų tarptautinė, nes esame europinio projekto dalis, tai gimnazistai turi galimybę ne tik matyti Lietuvoje esančius spektaklius, tačiau vykti ir į užsienį ir susipažinti tiek tenai su bendraamžiais, kurie domisi šiuolaikiniais scenos menais, tiek pamatyti ir užsienio kuriamų spektaklių jaunimui. Ir taip pat turime programą suaugusiems žmonėms, norintiems rašyti apie scenos menus ir tuo besidomintiems. Tai dažniausiai tai vyksta mūsų festivalio metu, kur kviečiame žmonės žiūrėti spektaklius ir tada dirbant kartu su scenos menų kritikais, mokytis rašyti apie tos spektaklius. Gale programos kiekvienas iš dalyvių išleidžia po vieną straipsnį, kuris yra koordinuojamas jų mentorių ir tada dažniausiai mes publikuojame savo svetainėje, tačiau taip pat ir LRT, kaip čia galite matyti pavyzdį. Su šia programa taip pat, nors jinai vyksta festivalių metu, tačiau labai džiaugiamės galimybėmis bendradarbiauti su kitais teatrais ar festivaliais ir vykti ir žiūrėti kitokius spektaklius, kad tiesiog praplėsti mūsų programos dalyvių akiratį. Tai šitoje vietoje taip pat kviečiu bendradarbiauti. Ir taip bendrai, kuo džiaugiamės menų spaustuvėje, tai yra, kad turime tikrai čia kuriančius profesionalus ir džiaugiamės, kad turime ir žinome, kad galime pasiūlyti kokybę. Taip pat, kad ugdome jaunąjį žiūrovą nuo mažų dienų, turime ir rezidentų, kurie kuria iki mokyklinio amžiaus vaikams. Tai iš tikrųjų tas spektras edukacijų yra labai platus. Ir kas svarbiausia turbūt yra, kad į edukacijas menų spaustuvėje kviečiama ateiti ne tik vieną kartą, tačiau tapti ir bendruomenės dalimi. Tai turime ne vieną pavyzdį, kur galbūt ateina vaikas su mokykla į menų spaustuvę, į, tarkim, šiuolaikinio cirko edukaciją, tada prisijungia prie šiuolaikinio cirko mokyklos, iš šiuolaikinio cirko mokyklos pereina į jaunojo kritiko programą susidomėjęs ir galbūt kažkada svajoja apie scenos kontekstų programą, kad pereitų per visą programą ir tarp to įsitraukia ir į festivalio savanorius, į menų spaustuvės savanorius. Ir taip pat, kaip ir minėjau, turime daug pas mus kuriančių rezidentų ir čia pristačius Kristina Savickytė, Raimis iš Naušiūzų. Tai džiaugiamės tuo, kad nėra tai vienkartinis atėjimas, tačiau visa ekosistema išsiplečia. Tai ta proga ir kviečiu, ką nors kartu kurti ir sakau ačiū labai už dėmesį. Labai ačiū Rūtai ir menų spaustuviai. Norėjau paklausti, gal turim prisijungusių knygos teatrą? Ar... Sveiki, taip turime. Taip, klausau, Dominikai. Taip, sveiki. Tai mano vardas Dominikas, aš esu aktorius knygos teatre. Deja, mūsų teatro vadovė režisierė Redita Dominaitytė paskutiniai minutė atsiradus neatidėliotinėms darbams negalėjo prisijungti prie šito pokalbio, tai aš labai trumpai pabandysiu papasakoti, ką mes veikiame mūsų teatre. Iš karto atsiprašau, neturiu jokios vaizdo medžiagos pasiruošęs dėl šito dalyko ar skaidrių, tai labai trumpai. Mūsų teatre šiuo metu yra vienas spektaklis vaikams, kuriame aš pats vaidinu, tai galėsiu daugiau iš aktoriaus perspektyvos papasakot. Spektaklis Žuvėdas, tai mūsų tikslinė auditorija yra būtent pradinių klasių vaikai, mokiniai. Ir šitas spektaklis yra paremtas Kazio Sajos apysaka tuo pačiu pavadinimu Žuvėdas. Žuvėdas tai iš istorinio konteksto Kazys Saja atrado, kad reiškia švedas. Tai labai trumpai apie siužetą. Mūsų spektaklio metu nusikeliama į senesnius laikus, į lietuvių baltų genčių laikus, kada buvo garbinami pagoniški dievai ir prasidėjo karai su švedais, šiaurės kareiviais, tuo pačiu ir kryžiaus žygiais ir krikščioniais. Tai per tokius fragmentus mes pasakojam
pagrindinė spektaklio veikėja Žiedė, kuri yra vaikas, išgyvena visą šitą konfliktą, kada jos tėvai kariauja su švedais ir su kryžiaus žygio kariais ir nelabai supranta, kas vyksta, žino, kad tai yra negerai, užsidaro savo vidinėme pasaulyje, kuris įvyksta žiemos metu ir tame vidinėme pasaulyje atsiranda baltiškos dievybės, įvairiausi pagoniški dievai, kurie atlieka tam tikras funkcijas kaip mitinės būtybės. Ir taip pat supažindinam su vaikus žiūrovus jaunuosius su Lietuvos istorija, su mitologija, įvairiais mitais ir reikia galbūt paminėti, kad spektaklis yra interaktyvus. Tai mes ir mano kolegė spektaklio metu vedame įvairius žaidimus, dainuojame dainas, prie kurių visada prisijungia ir jaunieji žiūrovai. Ir tas jiems labai patinka, iš patirties galiu pasakyti. Dar vienas šio spektaklio, manyčiau, privalumas yra, kad jis yra tik tais 45 minučių trukmės. Tai žinant šio laikinį kontekstą ir jaunus žmonės, kai jie sunkiai gali nulaikyti dėmesį, ne kartą po spektaklio ir tėveliai pirėjo ir pasakė, kad labai gerai, kad būtent tokia trukmė spektaklio, nes vaikai įsijungia, interaktyviai pažaidžia ir jie nepavargsta ir neatsibosta ir laimingi išeina į kitas savo veiklas. Tai mus galima rasti kultūros pase mes esam, tai nėra visa informacija apie mus, o šiaip daugiau informacijos apie spektaklį Žuvėdas arba apie mūsų teatrą, tai internete knygos teatre galima rasti. Tai labai trumpai, greitai. Ačiū, kad klausėte. Ačiū Dominikai, ačiū knygos teatrui. Ir klausiu, ar turime prisijungusi Panevėžio muzikinį teatrą. Panevėžio muzikinis teatras, ar prisijungė? Turbūt ne. Kągi, labai ačiū visiems, kurie šiandien prisistatėte. Labai ačiū visiems, kurie žiūrite ir dar žiūrėsite šį įrašą. Asitežas, daugiau informacijos apie visus narius, asitei.lt su 2 S, asitei.lt. Kviečiame domėtis, gilintis į profesionalių teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos Asitežas veiklą. Dėkui ir geros dienos ir gero susitikimo rytoj. Ačiū, Jurga. Dėkui, visą.